Sveiki draugai, bandom spėti per 15 minučių į kitą miestą galą. Noriu nulėkti iki Autoaibės tepalą pasiimti. Gerai, maršrutas galvoj susidėliojo. Bandom spėti. Ir vėl raudona. Kiek turim? Kem 4. Dar 15 minučių. Čia šitą gatvę kaip linksmieji kalneliai. Ačiū. Dega žalia žmogau. Man jos reikia. Man jos labai reikia. Prašau, važiuok, važiuok. Eik tu savo. Oi, dėdė, sumaišėt man kortas. Tik pažiūrėkit. Spėjau. Matau jau tave. Jau čia bijau reikės. O, taip mažutė. Būsiu suteptas. Galėsi važiuoti. Atrodo, kad tave jau kažkas sutepė. Labuka. Šiup. Šiup. Keltūnė. Labą dieną. Labas. Kaip nekeista šįkart nepamiršau užsisekt šalmą. Ką, vėl man motoraudas pagelbėjo, parodė kaip sutepti grandinę. Kitą kartą jau žinosiu pats. Galėsim tvarkingai prižiūrėti. Tunelis. Čia reikia lipnę juostą prisiklijuoti prie tos sėdynės. Reikia riešus apsisukti aplink vairą. Ir pats visas apsiviniuot aplink to motociklą. Eik tu savo. Kaip smagu. Eik tu savo. Kaip ten sako, ant adatos atsisės gali su tais motociklais. Tai aš jau sėdžiu ant tos adatos. Bet taip paspaus, kaip smagu. Aišku, mieste taip negerai. Būtų gerai trasoj. Čia gal ženklas, tada reikia man į trasą varyti. Kur trasą gauti. Reikia domėti, susižinoti yra. Negerai, negerai. Labai gerai. Bom.
kad ant ežero važiuojam. Tiesiog žmogus ir gamta. Kaip gražu. Nu, užsakam truputį iki Šaukėnų. Noriu pažiūrėti tą ežeriuką. Kas būtų geriausia, kad aš atsiminčiau, kur čia tas ežeras yra. Čia žvyras, čia tikrai ne čia aš. Jūros gatvė. Ar ežeras jūra? Gal. Čia žmonės kvepina visą rajoną. Kašiukas. Smagiai visai. Pamačiau, atvažiavau vien tam, kad laiką biškį sudegint, nes noriu, kad saulė labiau nusileistų. Kas čia? Nieko čia gera. Bandam nuvažiuoti ten, kur ir planavom. Kur čia tas keliukas? Čia. Au. Gerai, kol kas pamanomas kelias. Bet ten toliau, pamenu, buvo minkštesnis. Ženklas atsargiai krentantis ledas. Nu, vasarą gal ledo nebus. Visai geras kelias. Kada aš čia taip baiminaus? Gerai. Stabdom. Ir galim pailsėti. Aš gerokai per arti. Šešėlis krenta. Na, gerai. Nežinau, kas matos, bet gal kažkas matos. Pamojavo. Nežinau, ar padeda ar nepadeda čia su tokiu motociklu atsistojus važiuoti. Turbūt nelabai padeda, nes nežinau, ar suvaldyčiau, jeigu kas būtų. Bet visai smagu. Mielas asfaltas. Kaip aš tavęs pasilgau. Saulė spigina, nieko nematau. Atvažiavom. Klausimas. Ar čia galiu įvažiuoti? Atlikau truputį apžvalgą teritorijos ir supratau, kad man gali pavykti ten patekti. Pabandom. Tai uodų labai daug. Tai džiaugiuosi, kad dabar su apranga esu. Smėlis. Gerai. Gerai, čia kažkur mačiau, kad yra. Op.
tekom. Čia yra visokių keliukų, mačiau, nesu buvęs. Visai norėčiau pabandyti. Gražus dvariukas. Dora the Explorer. Kiek pasirinkimų? Į dešinę bandom. Kur toliau mūsų takelis nuves? Čia vandens yra. Viskas. Tiek ir tai buvo. Ok, ištyrinėjom. Ir atvažiavom čia. Gal čia čia ir nufotkint reiktų? Gerai, važiavam. Nu ką, kaip atvažiavam, taip ir grįžtam. Kaip su kaitu. Su uždarytų to skydeliuko dauduolę negaučiau bele kiek, nes žiauriai daug skraido tam miškelė čia. Op. Ir dabar čia smėlės. Atsargiai. Super. Gerai. Biškį pasikelsiu skydelį, nes visiškai nebeturiu kom kvėpuoti. Kažkaip net negalvojau, kad taip įmanoma užsidarius tą skydelį. Gali sukaist pirtis. Ant tiek. Nu, žinau, kad šilta, bet ant tiek. Šakės net nebebuvo kom kvėpuoti jau. Eik, tu savo kaip gera. Tas vėjas dabar. Pasakat. Bandžiau pasitikrinti, ar mikrofonas įrašinėja iš po tos kelionės į Kauną. Kai neįsirašė, tai ir dabar tokia panika man. Visada, kad neveikia. Bet aš ten, jisai veikia, aš ten tiesiog buvau pamiršęs įjungti. O dabar taip sušilus. Jau šalta. Sušilau visas. Ir tas vėjas dabar, gal nesusirksim. Nu ką, čia ir pabaigsim šitą vlogą. Sukarpėm iš kelių vlogų. Tai ką, atsisveikinam ir iki kito. Bye.